Sveiki, Poryt LT. Šiandieną noriu pakalbėti tokią truputėlį teorinę temą apie programėlės, apie appsus, kurios naudojame savo mobiliuose įrengimuose ir jų upgrade'o būtinybę. Tai mano planšetė, kuri yra 8 colių, užtat jinai yra šito švarko rekvizitas. Kadangi jinai švarko rekvizitas, su savaitgalį aš vaikščiau be švarko, tai po kelių dienų, pirmadienį šiandieną, įjungiau planšetę ir pastebėjau, kad yra daug neatnaujintų programų. Kartais šitą pranešimą gauname notification eilutėje, kartais tenka padaryti štai ką. Va, paėmėjus į Play Store, čia yra My Apps meniu punktas, arba mano programėlės, arba pirktos programėlės, kaip kada, vadinasi, paspaudžiu čia. Ir štai man atsidaro štai toks langas, kuriame matau, kiek yra instaliuotų programų, kiek yra atnaujintų neseniai. Šiandieną man iš ryto atnaujino 21 programėlę. 21 programėlę atnaujino šiandien ryte. Va štai šitas skaičiukas. Ir kiek dar yra tų programų, kurios norėjo atsinaujinti, neatsinaujino automatiniam režime, jeigu pas mane nustatyta rankinis atnaujinimas. Tai va dabar kaip tik ir pakalbėsiu porą žodžių, kodėl programėlės atnaujinti reikia. Tai gamintojai, ar tai būtų Google'as, ar tai būtų kiti gamintojai, mažyčiai, jie stengiasi tobulinti savo programas. Ir tas procesas vyksta pakankamai dažnai. Jeigu, sakykime, Windows'uose atsinaujinimas programų dažnai vyksta automatiškai ir tą daryti pakanka ten bent kartą per mėnesį, tai programėlės atsinaujina, kadangi aš nemažai programų naudoju, praktiškai beveik kasdieną. Tai viena, tai kita. Kodėl tą reikia daryti? Pirmas dalykas, norėtųsi, jau sykį naudojamės kažkokiom programėlėm, kad naudotis jų paskutinėmis versijomis, kuriuose yra mažiau klaidų, nes tos klaidos įvairios, nes klaida ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nebūtinai programa nestabili ir nustoja veikti. Arba ant naujo įrengimo, arba naujos platformos po upgrade'o pačios operacinės prašosi atnaujinama. Bet kadangi programos daiktas sudėtingas, tai klaidų tikimybė tiesiogiai proporcinga jos dydžiui. Ir išvystytos programose būna optimizavimo visokių galimybių, ne tik funkcinio vystymo. Tai vat tas klaidas ir optimizacijas taiso ir vykdo gamintojai. Ir jeigu po upgrade'ų programos pradeda naudoti mažiau duomenų, mažiau drillina, kitaip tariant, sodina bateriją, tai yra labai svarbi priežastis, dėl ko verta tą daryti. Antras dalykas, programėlių gamintojai stengiasi vystyti funkcionalumą. Funkcionalumo vystymas yra svarbi programų gyvenimo ciklo dalis ir užtat irgi, sakykime taip, norėtųsi naudotis, kaip galima platesnio funkcionalumo, daugiau galimybių turinčiomis programėlėmis. Jeigu mes jau kažkurias esam pasirinkę, norėtųsi, kad jos dirbtų ne tik stabiliai, bet ir daugiau galėtų padaryti. Tam, kad aš geriau išmokčiau naudotis programėlėmis, aš būtinai perskaitau tos kelias eilutes tų papildymų ar pavystymų, kurie yra padaryti. Nes aprašyme paprastai programėlės, tam reikia įeiti į tą aprašymą, atnaujinamos programos ir paskaityti, o kas naujo, what's new. Ir sugaišti tiesiog 10 sekundžių, 15 sekundžių prie vienos programėlės ir tu sužinai apie kažkokias naujas atsiradusias galimybės, jeigu tokios atsirado. Jeigu neatsirado, sugaišti 3 sekundės. Tai vat būtinai įeikite ir perskaitykite, tokiu būdu palengva vyks jūsų mokymosi procesas. Šito jums ir linkiu, kad daugiau naudos gautumėt iš savo turimų daiktų. Būtinai atnaujinkite programėlės. Tarp kitko, jeigu programėlės yra didelės, o jūs naudojate kažkokio riboto interneto mobilųjį ryšį, tai galite nustatyti, kad atnaujinimai vyktų tik tai esant Wi-Fi tinkle. Ir tada jūsų atnaujinimai nesuvalgys jūsų energijos. Iki kitų pasimatymų Poryt LT.